Labas visiems, šeštadienis, 13. Nu tai dėl to vibralker nesikūrė. Išleisiu kūrą iš jos, atrodo kaip myšalas. Šiek tiek, man rods, yra vandens papuolė. Tai užsikūrė ir užgesta. Tai karburatorius buvo, koks va, pilnas korozijos požymio. Ir atrodo vasarą dar naudojaus aš ją. Nebuvo šitų požymių, o dabar pilna. Vien dėl to, kad ant lauko palikau. O buvau palikęs prieš tai senam trobesį, bet net lietaus. Ir buvo viskas ok. O kadangi ši vasara labai lietinga, tai prilijo į baką. Šitas dangtelis nėra sandarus, nes čia kinietiškas motoras uždėtas. Tai nėra ko norėti. O tuo tarpu išsidaužiau karutį. Ir jisai toks lengvas patapo. Atrodo, kaip būtų numetęs kokį 10 kg, bet realiai čia gal kokie 5 kg į grūzą tik nukrito. Ir šitas karutis yra gyvenime turbūt pats geriausias pirkinys. Dar biškį svorio. Kodėl? Nes jisai žiauriai tvirtas. Mes šitą jau esame ir darbe išbandę. Nes jisai turi šitą padą. Tai ir, aišku, čia jau dažai lupas, bet kai ant lietaus palieki, nėra ko norėti. Ir šiaip tam karučiui jau 5 metai. Tai, bet ne tam esmė, vien dėl šito pada jisai žiauriai tvirtas ir žiauriai lengvas. Aišku, padangos, kaip visada, visiems nenori laikyti. Ypač jeigu su minkštesnė pravažinėja. Bet labai patenkintas, nes jisai toks lengvutis, kai pasižiūri ten pas kitų turtos firminius, neminėsiu kokių pavadinimų, bet jūs patys įtarėt turbūt, tokie su mediniam rankenom, dar ten visokie, blemba, vien svoris koks to karučia, tai va. Ir jeigu matysit su šituo dugnu, tai drąsiai galit pirkti. Čia ne reklama, nes nežinau, net firmos čia net nėra turbūt, išskyrus tai, kad reiktų per žiemą nepalikti ant lietaus, nes visada viskas surūdys. Bet tvirtumas vis tiek geras. Gal pagaliau jau išbėgs, nafika, kiek čia to benzo. Tai, bet šiaip dugne nesimato, kad būtų daug to vandens, keli lašai matos, kad nusėdo. O tai reiškia, kad gali būti, kad tie keli lašai ir trukdė jam burksti. Nu, tai išpilsiu šviežaus benzo, pamatysim. O kur dedam tą seną benzą? Tai žinoma, kad neišpilam. O supilam į kanistrą ir trimeris sudegins. Ir, nu, buvo šiek tiek to vandens, bet tik vos ant dugno. Bandom. Neina. Biški vitamino į filtrą. Kur čia eis, kranelio neatsukau. Realiai išsikūrė vieną ant šito be benzino, nes karburatorius gi tuščias. Eina, šikti eina kaip naujas ir kūrės iš pirmo karto. Blemba, ką reiškia, keli lašai vandens. Atėjo vakaras ir jaunam arbūzą ir žiūrim, ką turim. Na, ką turim. Tada. Nu, gražu žiūrėt. Realiai prieš paskutinis arbūzas ir pats gražiausias. Užmiršu pasverti, tai pirmą reikia pasverti prieš valgant. 4 kilogramai, normaliai. Jo. Pats skaniausias. Sakyk. Aš irgi noriu. Ką čia man apsėklinai mano ranką? Jinai išbezdėjo sėklą ant mano ranką. Jokinga to, ne? Kaip skonis geras. Išeinu į lauką ir šitą gražuolę. Deginas laukia jinai. Tikiuosi, Vilės tapkių neneši lauk, ką?
Kur tu jau eini? Septyniasdešimta diena, kai bėgame mes per Australiją ir nubėgome jau 300 metrų. Taip? Gerai, bėgame toliau, kadangi negaliu sustoti, nes laukia 4000 kilometrų. Pavargau bėgti tuos ratus. Tai aplink Australiją prisijungiau prie dviračio. Tai nusprendžiau minti. Labai senai tai darėm, praeitą sekmadienį. Minėm su dviračiais. Įsivaizduoji savaitę, kaip grįžovė. Vienas dėdė sakė, kažkada čia bus daug sklipukų padaryta. Ir kokia nereali vieta ten bus palei miškelį. Čia tokia visiška oazė. Čia blemba vienas aras kainuos ne 1000, o 5 štukos. Tai šiandien tęsiasi vis dar Šiaulių dienos, bet mes važiuojame į Šiaulių vakarą. Ką tik mašina pralėkė pro šitą kokį 100 km per valandą ir jis nebliktelėjo. Kaip šeštadienio vakare čia yra. Eina savo koks eismas. Vilė, atsimeni? Ne. Kai savaitę laiko dirbai šitoje įstaigoje čia. Visai buvau pakartus. Bet užsidarė jinai, kaip suprantu. Gražiai jūsų užpakalis apsišviečia vėl. Jis įžymybė dabar. Vilė, reikia kažkur alaus ieškoti. A, ne? O dabar prasieisim pėsčiomis. Ką tu? Užsiporė ant kaklo. Biškį užneš iš kažkokią filmuką, kur ten toks apžėlės buvo. Aha, iš Adamsų šeiminėlės. A, jo, tai ne iš filmuko, tada iš filmo. Buvo ir filmuks. Ai. Kitoje aikštėje vyksta simfoninis orkestras. Va. Be garso filmo atvarėm pažiūrėti. Šiandien yra filmų vakaras. O čia arklys. Taip? Čia aš tokia žiūrėjau filmuką, Kada žiūrėjai? kai su mama buvo. Pasirodo į filmo pabaigą atėjom. Fotografuokis ir laimėk. Nori? Galima pasimti šitokį. Ir lazdelė yra tokia. Ir Ir mama. Va. Tokį azalį. gerai šviečia tavo lazdelė. Taip, Taip? gerai. Visa gentis buvo pasiruošusi. Šaltis spaudė, sniegas krito, bet jų akise degė ugnis. Ugnis ieškoti. Ir vieną rytą, kai rytinis rūkas dar slėpė žemę, saulės spindulys prasiskverbė pro debesis ir krito ant vieno kalno. Šviesa buvo nepaprasta. Ji lyg kvėpavo. Amžinai gyvas, amžinai švytintis, amžinai drąsus. Net nežinojom, kad bus lazerių šou, bet visai gražu atėjus pažiūrėti.
Šiaip tai žiauriai gerai. Tas ypač garsas patiko toks labai kokybiškas. Bet žmonių tai nesveikai. Vilė, realiai čia yra žmonių kamštėse. Nesu buvęs tokiam kamšte. Ne. Kai tarakonų tų žmogeliukų čia. Kiek daug. Belė kiek daug, ne? Ir visur. Vien žmogeliukai. Kamščiai. Tiesiog kamščiai. Atvarėm į ramesnę, visiškai ramesnę miesto dalį. Bulvaro pradžią. Palyginus, tai čia nėra žmonių. Pirmą kartą matau, kai Melisa ant mamos galvos tryp. Ne ant tetės. Kitas miesto galas, tiksliau kitas bulvaro galas, toks jau beveik miręs. Tai plavinėjom po bulvarą, bet supratom, kad su Melisa ant kupuros biškį per didelį atstumai. Tai šoksim vėl į savo tačką ir lėksim. Belė, kaip geras susisiekimas yra su priekaba, nes ir Melisai pačiai fainiau. Sakėm, kitą kartą nedarysim tokios klaidos, Melisa bus pas močiutę ir varysim kokteiliuką. Vėl dviese, kaip Šiaulių naktyse, nes buvo faina. Nesvarbu, kad ir pėsčiom, bet daug fainiau, nes Melisa tų lazerių bijoja, labai garsiai buvo jai ten. Ne, lazerių bijoja, garsas nepatiko. Na, sakau, garsas nepatiko, tai čia nėra pritaikyta vaikam. Kai autobusas, kai silkės. Melisa visai nulūžo, net neprabudo prie garsios muzikos. Baigėsi koncas. Čia buvo džiazų koncertas ir buvo. Ai, buvo jau? Nes sakė, ačiū, kad buvo. Dabar atsisveikinimas. Bet čia džiazų buvo? Manot? Tai ir net neįmanoma ten prieit, nes kur yra parko estrada, visas viršus perpildytas, tiek kad virš žmonės ten nuo viršaus. Tai minam namo. Mums pasiseks, kad mes ne su mašina, nes dabar visi pradės skirstytis. Bet šiaip mieste daba jau kiek mašinų. Bet nesu matęs. Ypač prie pėsčiųjų perės, kiek jam reikia ten laukti. Bet kiek Šiaulių dienų esam buvę, nėra buvę tiek žmonių. Čia džiazų tipo taip suvilioja, kas? Aš nežinau, kas šis suvilioja, geras oras turbūt. Kaip muziejų šviečia. Ir fainas raudonas takelis. Kas čia per pijokų armiją, blemba, skersa išilgai. Ir aš čia tos žaliais lempukais kelis tik nufilmavau, ten visi susirinkę, nes čia Šiaulių riba yra ir negali jie išvažiuosti į užmiestį. Ir kaip parko estrados lemputė šviečia danguje. Ai. Kai gražiai dangu apšviečia. Belė, kaip šito apšvietimo esu patenkintas dviračio. Vau. Grįžom namo. Visas kims apsišviečia. Aišku, mano akim, ne kamerai. Tai grįžom namo ir ką iš čia veik naktiniai? Ai, dar tik beveik 11. Kadangi vakar tvarkėmės namus, tai sugebėjau net šviesą prie durų pajungti, kad automatiškai įsijungtų. Grįžus namo iškart smagiau. Net jei ir labai būtumėm norėję prie scenos šitos Šiauliuose pakliūti būtų neįmanoma, nes gyvai matėm, kad ten virto viskas per viršų. Kur tiek žmonių? Šiauliuose tiek žmonių negyvena, kiek buvo toj scenoj susirinkę. Tai ačiū, kad... Nes kaip tik kitai vietai pilna. Nuo visose vietose. Tiek
perpildytų Šiaulių nesu matęs. Viskas, ačiū, kad žiūrėjot ir prekime kitą dieną. Iki.